Nu tai gerą dieną, vadyba. Ką aš vėl su tautiniais norvegų rūbais, pecovkės užvilktis, kipsim į darbus. Atvariau jau šiandien pasikraut žuvį, varysiu į Göteborgą, numest priekabas, ten dar nesu buvęs, reikės, kas sakė kažkokį tai įsim žalią kortą, kad galėtum įvažiuoti į vidų. Tai skambisi kolegai, kuris buvęs, tas papasakos, kaip ten kas vyksta. Ir tokie šiandien planai. Numetu priekabą ir galimai, kad be priekabos tik su galva grįš atgal į Norgus, jau į Langus, nes turėsi pasimti ten kitą priekabą. Rytoj jau sekmadienį ir varysi link Stavangerio, tenai 4 vietos įsikrauti ir daugiau nieko nežinau. Tokie planai savaitgaliai. Buvo jie suplanavę man vakar, kad atskridus į darbą į Norgus varysiu iškart į šiaurę, į Tromsą, bet pakeitė planas. Kažkas tai jie malė, oi, didelis chaosas, sorry, kad atšaukim. Tai mielą noriu būčiau važiavęs geriau aš tenais į Tromsą, negu čionais po tos pietas makaluotis. Dabar orai irgi tokie, ką darysi visai. Pliusinė temperatūra, šiaip keista, kad sausio vidurys ir čia lietus lyji, visur ledas, šlapės. Keliai tai geriai, viskas normaliai. Tai va, kol kas tiek. Kimbam į darbą, sunku įsivažiuoti labai. Išsimiegojau, kai katinėlis, tai sunkus rytis buvo atsikelt pradėtos darbus. Irgi čia vadyba vakar rašė, kad o čia nuo 7 ryto atvažiuok, jau būk vietoj, viskas paruošta, tai dabar yra, kiek čia yra tų valandų, 9:30 ryto. Tai dabar tik tai pradėjo krauti, dabar tik rampa atsilaisvina. Tai va ką, bandysiu kažką pafilmuoti, parodyti, nežinau, išeis, neišeis, nes vėl į tą kamerą baisas kalbėti. Tai va, kol kas tiek žinių. Duosiu apdeičiuką, kas vyks toliau. Nu va, ir pakrovė. Irgi čia poniška vieta, nereikia nei durų atidaryti, nei uždaryti. Šiaip greitai pasikrovė visai. Per 5 minutės, tai ir pauzę gavos. Galėsiu varyti savo ramus. Šiaip turėčiau iki Göteborgą daeiti, čia 300 kilų. Blemba, gal nedaeisiu. Nes dar reikės užsukti iki parduotuvės Švedijai, kažką biškį apsišopyti. O ne, noriu važiuoti, reikia tinginį kelti. Tai va, apsišopis. Nu, gal reikės kažkur pakeliui pasidaryti Kem5. Dar reikės sustoti po Dukas irklės nusipirkti, nes ką, nauji metai. Kavos noriu, tik negaliu apsispręsti pirkti didelį, mažą. Nes didelis, man atrodo, apie 500 kronų gal kainuoja. Tai bus matyt, nuvažiuosi iki degalinės ir apsispręsi, kokią čia dydžią tą puoduką pasiimti. O jūs, ką, paspauskit pauzę, paspauskit laiką, parašykit, ką gerą nuveikit per 2 savaitės, kaip jums tas sniegas Lietuvoj. Nu ir aišku, prenumeruoti paspauskit. Mygtukėlį duokit man biškį motyvacijos, kad įdomu, kad žiūrit. Tai va, tiek reikalų, ką varau dabar į degalinę ieškoti puoduką. Tai tęsiant puoduko temą, tai vis dėlto pasiėmiau didelį puoduką. Sumokėjau 605 kronų, tai čia apie 5-6 eurus. Tokį va pasiėmiau. Tai dabar metas laiką iki 27 kavikė nemokamai. Nes čia skaitykai puodelis kavos degalinį kainuoja 5-4 eurai, tai per vieną kadenciją jau man atsipirks. O dabar atvariau aš ant sienos. Einu susitvarkyti popierius, pradžiai einu va ten va, į tą kioskelį, Maersk. Susitvarkau popierius, kad duotų normalis, nes pakrovimė davė va tokį šikpierį. Tai einu duos man tenais normalis popierius, tada susištampuosiu. Ir tiesiai iš Švedos. Gerai, reikia tvarkyti popierių. Nu va, gavau jau ir CMR'us, muitinės popierius. Einu ten į tą palapinę, kur lauk vairuotojai, reikia išsiimti čekutį su numeriuku ir laukti štampą, kol uždės. Tai va, čia žodžiu viskas sutvarko ir CMR'us duoda. Nereiks su šikpaperiu važiuoti iš šalies į kitą šalį. Tai va, jie muitinės duris. Na, ten įlindi pasiėmė skaičiukus savo, numeriuką, mano 422.
Čia vadeg, kuris jau yra. Ten nevyda daug žmonių neleidžia, čia padaryta palapinė tokia, kad vairuotojams laukti. Žodžiu, laukiam. Tai va tokia čia ir procedūra. Duodu popierius čia, naini į muitinę, nuskanuoji, suštampuoji ir gali varyti. Nežinau, kas būtų, jeigu tiesiai pravarytam, nesusitvarkęs, net neįsivaizduoju. Jaučiu velnių gerai gautum. O dabar ką reikia? Tai žiūrėti priekabus padangas, nes Scania nesenai išmetė žemas padangus slėgis priekabas. Buvau sustojęs parkingį, nieko nemačiau. Lyg tai nieks nesusėdė tas padangas, tai reikia apeiti, apspardyti. Kieta irgi lyg tais. Arba dačiaks kažką grybą pjaun. Visas normaliai atrodo. Nu, tikėkimės davažiuosi, čia man nebedaug, lika 108 kg iki to uosto. Susitvarkau ten. Kažkokią kortelę žalę, sakė, reikės išsimti, tai parodysiu, kaip ten kas vyksta. Tai ką, pasikeitė man vien planai, tik išvažiavau iš muitinės. Iškart parašė vadyba, kad nebereiks man į tą terminalą ten tų kortų išsiimti. Bet iki terminalą reikėjo nuvažiuoti, nes atsiuntė kitą fūrą, kad įtempti į terminalą, nes aš neturiu ten tos kažkokios žalios kortos. Nors man tik tai reikėjo nueiti į ofisą, ją išsiimti ir būčiau į patį terminalą įvažiavęs, kuo puikiausiai, be problemų. Tai nulėkiau ten, atskabinau priekabą, nieko nepafilmavau, nes jau laukia fūra kita, kad įvažiuoti į vidų. Tai atskabinau. Ir atsiuntė tokius va pempynus man. Čia kažkokia murzina aikštutė. Va mano kitą priekabą. Dar neprisikabinau. Įsiprisikabinsiu. Ir jaučiu reikės išsitraukti ant asfaltą, kad čia nereiktų po tas pelkės man braidyti. Čia žiūriu chebra, kad vietos užtektų, važiuoja į pievas, į dumbulus. Tai jo jaučiu taip padarysiu. Prisikabinu, susijungiu viską, išsitempiu ant asfaltą normaliai ir apsitikrinu, susižiūriu, kas sudaužyta, kas veikia, kas neveikia ir grįžtu tuščias, be jokie kroviniai į Norvegiją, į Langosą kupą, tenais numešiu šitą priekabą ir pasikabinsiu kitą jau paruoštą jau, prisikabinsiu ir varysiu į Stavangerį. Aišku, jau šiandien nebevarysiu aš iki to Stavangerio, nes laiku užteksi tik tai grįžti iki to Langosą, kur pasimti kitą priekabą, šitą numesti. Ir rytoj lėksim į Stavangerį. Šiaip tokia įdomi vieta, čia vidury niekur. Tokia subinikė gera čia nais. Nu žodžiu, ką, kimbam į darbas, varom toliau. Nežinau, šiandien dar tik 5 valandas atviravęs, bet atrodo, kad būčiau visas 10 atviravęs, kažko nėra sveikatas. Nu nieko, pirmą dieną po atostogų visą laiką sunku įsivažiuoti. Gerai, varau prisiimti priekabą, vėl viską susifotkit ir gazuosim atgal į Norgus. Faina tos išvedos, nežinau, šiaip man patinka. Parduotuvės, pigos, maistas. Aišku, iš namų turiu nemažai atsivežęs, bet va taip jeigu savaitę praėjus ir atsiųstų į švedus, tai būtų liuksas. Nereiktų norvegiškam kainam dešrelio pirkti. Ir duonas už 5 eurus. Gerai, viskas gana burbuliuoti. Važiuoju. Tai ką, va, tokia ir ta pirma diena mano. Čia važiuoju, va. Susivedi kodą, atsidaro vartai. Lėki į vidų. Kas čia man liko 7 minutės vairavimo, tai reikia spėti. Reikia spėti atsikabinti ir dar iki parkingo nuvažiuoti. Šiaip yra ir kita priekaba mano jau čia nais. Bet kad neįlipti 10, tai prisikabinsi rytoj. Varam žiūrėti, ką čia turim. Ai, nemeluoju, 4 minutės liko, tai įlipsi į 10, jau nori, nenori.
Nu tai gal ir tada prisikabinsi tą priekabą. Ai, čia pažįstams klausė dėl tų laikų, kas būna, jeigu ten viršiai tos laikus. Nieko labai nebūna, jeigu nedaug tenai perdirbi ir nedažnai, tai transportiniai nieko nesako. O apie vairuotojų ten tuos laikus tai tikrai nepasakosiu, nes iš mane toks pasakotojas. Jeigu aš papasakočiau tos vairavimo laikus, tai aš pats nesuprasčiau, ką pasakoju. Plius, kas yra toks keistas pastebėjams, ne vien man aišku. Tai vairavimo laikai yra visiems taisyklės vienodas, bet kiekvienas vairuotojas turi prisigalvojęs savo vėjo visokių, tai nu, žodžiu, taisyklės visus vienodas, bet visi važiuoja skirtingai, tai kad neprisidaryti gėdas, tai nepasakosiu, kaip aš dirbu, nes esu tokių girdėjęs bajerį, nu va vieną pavyzdį galiu pasakyti, sutikau vairuotoją jau, nu iš tų vairuotojų, kur į Uralą važiuodavo ir greičio dėžę pasikeisdavo ant -30. Tai yra man pasakęs tokį bajerį, kad dešimtkę gali imti tik nuo ketvirtadienio. Na tai galvoju, tu taip galvoji, tai tu galvok, net nesiginčiau, aš ten su juo nieko neįrodinėjau, tai va, tada aš irgi nepasakosiu tų laikų, kaip ten reikia važiuoti, kaip ten ką daryti. Paskui mane dar neišvadins, sakys, kad irgi nesąmonių kažkokių prisigalvojęs. Tai ką, va, viskas čia nusimeta toj vietoj priekabą ir darbai bus pabaigti. Bet jau čia vis tiek nesikabinsiu aš tos kitos priekabos, nes ten tam parkinge kitam fūrų nelabai rasiu šeštadienį vietą su priekaba, o tenais jeigu atvažiuoji naktį nėra vietos, atsistoji iš galo, taip kaip Vokietijai, kai Europoje tenai būnu, tai atvažiuoji securities apsauga to parkingą. Ir nežadi nieką, išrašo 800 kronų biliečiuką. Ir viskas, susimoki ryte atsikėlęs. Aišku, kas ten su lietuviškom galvom važiuoja, gal jie nemoko. O mes kai su norvegiškom tai jau neturim kur dėtis, tai neblūdė jiem žodžiu. Tai va kolektyvas, tokios naujienos, tokie reikalai. Pasimatysim rytoj. Gerą vakarą vadybininkai, antrą darbų dieną, atvažiavau beveik iki Stavangerio, čia iki Sandės miestą. Šiandien jau neįsimiegojau kai katinėlis, atsikėliau su užgulusia nosim, visą sausą baisiai, galvą spaudžia, tai kažkaip nebuvo nuotaikos nieko nei filmuoti, nei rodyti. Nu ir šiaip nelabai čia buvo ką rodyti, nes tiesiog priskabinau priekabą ir visą laiką tiesiai. Niekur nei nusukti, nei užsukti, tiesiog kavos pasiimti ir viskas. Tai atvariau kiek 505 kilo. Nulėkiau iki iškrovimą apsižiūrėti, nes buvo ten neaišku man per Google Maps'as, kaip ten privažiuoti, kaip ten kas. Tai nulėkiau apsižiūrėjau, viskas ok, susiradau čia kur stovėti. Tai jaučiu reikia šauti vaistų kažkokių, nes galva biški skauda ir nosis tokių užgulus, biški kartais bėga, snarglys biški nebėga, nesuprasi. Tik tiek, kad aš tos vaistus nelabai gaudus, nes, kaip sako, vyram yra dvi lygos iš paraidės.
Mano patys žinot, nesakysiu garsiai, nenoriu keiktis. Šiaip pratinus nesikeik, nes baisiai daug keikis. Tai va, grįžtant prie vaistų, nelabai gaudavus aš tos vaistus, reikia jaučiu skambėti savo vaistininkiai, paklausti, ką čia man patars, nes čia pridėję baisiai visokių maišiukų su tais vaistais. Žinau, kad tik smekta ar kas ten nutrydas. Tai bandysiu pasukti savo vaistininkiai. Pažiūrėsim, ką papasakos. Nu, žiūrim, atsilieps, jau miegos. Alio. Labas vakaras. Labą vakarą. Labą vakarą. Žiūrėk, turiu klausimą. Nu, tai tu galvojau, kad šiaip to neskambini. Skauda galva ir nosis baisiai užgulus. Na. Ką gerti? Ką, žinau, ibupromą bandyti. Nusipirkai vaistų? Taigi tu pridėjai. Aš sakiau, ibupromą nusipirkti, nes nėra. Man čia da mama kažką įdėjo, kai važiavau, kai vežin mane iki traukinį. Tai bandyk, ką, žinau, teraflų jau pistel. O ir pas mane teraflų įdėjus tu? Nu, vienas kažkur turėjo būt, bet ką, žinau, bet aš neįdėjau tom niekano gripą. Nesikeik to eterį. Oi, leisk. Kokia eterį? Nuimtymį nešnekiek eterį tu. Turiu neocitramoną turiu. Tada kažkokį silicę rūgštis kažkas, nesuprantu, neįskaitau. Paracetamolę turiu. Temperatūros neturi. Diklofenaką turiu. Blemba, šią saulę šviečia, niek nematau. Lopediną dar kažkokią turiu. Saulė šviečia. Nu, čia lempa Saulė šviečia. šviečia. Lempa šviečia, blizginu labai. Saulė šviečia, kurėmis pasaulio gale yra. Gerai, toliau ką turiu. Turiu nimezylę, tai čia nuskausmą. Ai, va, teraflų turiu, tai reikia jaučiu šauti teraflų, o ne, bus gerai. Nežinau, bus gerai, bet... O tam... Norgi yra degalinėse vaistų? Tai čia pilna vaistų pas mane. Nu, nieka nėra, ko tau reikia. Tai yra teraflų, žodžiu, varau teraflų, bus viskas okei. Nežinau, bet jeigu, ta prasme, yra vaistinė, tai arba vaistinė pasižiūrėk, arba tik prekybos centruose dažniausiai būna vaistinė. Nu. Arba degaliniai nusipirk nuo skausmo, paprastų nuo skausmo vaistų, ibuprofeną, ibumetiną, ten, nesvarbu, tengi pas juos irgi tas pats. O diklakai, chujakai, tie netinka? Nu, diklakai nuo rimto skausmo. Tai man rimtai skaudu, nu. Nu, ne tiek rimtai, kad diklakai reiktų gerti. Nu, žodžiu, varau teraflų. Nu, varyk teraflų, jeigu jau matysi, kad nepadeda, tada jau... Sakau, ibupromis turėtų padėti geriausiai, nes ibupromis yra prieš uždegimą ir galvos skausmai. Sakiau, greit nusipirkti. O gal geriau nieko man negerti, išgerti arbatą su buterbrodu ir viskas? Ne, teraflų išgerti daugiau nebus. Nu, supratau. Gerai, ačiū tau, viskas iki pasimatymo. O, tai tu, kada pasijutai blogai? Šiandien ryte. Nu, neblogai, aš šiandien ryte atsikėliau su užgulusią nosim ir sausa labai buvo nosis į gerklį. Tik sausą orą priskvėpavęs. Čia arba bus sunusytas, arba... Eiktas nusyti, nieka čia nebus. Žiūrėk man, bet jeigu tikrai skaudės galvą, tai nesikankink, gerti tiesiog vaistus nuo skausmo. Gerai, viskas, myliu bučkis, pasilgau. Aš įdėjau, tenais yra 2 neurofen tabletės kažkokios. Aha. Jeigu labai skaudės. Ai, tai nėra, kad labai. Nes ten tiesų, kur man sakė, gerti nedaugiau 4. Gerai, supratau tada, iki pasimatymo. Iki pasimatymo, myliu tave? Myliu, bai. Lavinu. Lavinu. Perdak linkėjimų žiūrovam. Žiūrovam linkėjimai? Vadybininkam, tai reikia sakyti. Vadybininkai jums linkėjimai. Gerai, viskas, čiau. Persuksiu paskui. Iki susitikimo. Dočiu. Tai va, žodžiu, iš vaistininkės nieko gero nesužinojau. Įvarysi teraflų su buterbrodu. Ir viskas. Tai va, nežinau, jaučiu šiandien tiek.
įkelsiu tiek, kiek prifilmavau. Jeigu pažiūrėti, čia patarkit man, ką daryti su video, ar užsifilmuoti priekį ir kelt po vieną į savaitę, ar taip kelt palaidai, ten 2-3 dienų video įmesti ir po to, kai būnu namuose, nieką nemesti, tai duokit žinot komentaruose, kaip čia man su to kelimu daryti. Tai va, tiek žinių, pasimatysim kitam video. Bye!